Sveiki, šiandieną toliau tęsime lekciją diviną ir kviečiu jūs melstis su tekstu iš Jono Evangelijos 6 skyriaus nuo 22 iki 29 eilutės. Minia, buvusi anoje pusėje, matė, kad ten tebuvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę viešpaties palaimintos duonos. Sužinoję, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos: iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgyti duonos lygi soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė: ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė: tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Taigi jums siūloma Evangelija išties mums byloja apie dvi tikrovės ir viliuosi, jog ši meditacija jums pagelbės. Tai iš tikrųjų po duonos padauginimo evangelistas užsimena apie tai, kaip minia ieškojo Jėzaus. Ir žmonės rauda netoli Kafarnaumo ir užduoda mokytojui klausimą, kad tik patenkintų savo smalsumą: Rabi, kaip tu čia patekai? Kaip tu esi pirmesnis už mus? Kitaip tariant, tai byloja 25 eilutė. Jis suradė jį kitapus ežero ir klausinėjo: Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? Tai Jėzus neatsako į šį klausimą ir tarsi praleidžia jį pro ausis, bet atskleidžia miniai, kokie tikrieji jų ketinimai ieškant jo, demaskuodamas pernelyg materialų žmonių mentalitetą. Ir tai mums iš tikrųjų kalba 26 eilutė. Jėzus parodo, kokia yra žmogaus širdis, kokia yra jų širdis ir kokios yra tikrosios jų intencijos. Tai iš tikrųjų visi seka paskui Jėzų, ir tai, ką byloja šis tekstas, dėl materialios duonos. Nesuprasdami pranašo, tai yra Jėzaus, kurį traktuoja pranašu, padaryto ženklo. Jie ieško daugiau materialios ir laikinos naudos nei iš tikrųjų gyvo, tikro susitikimo su juo kaip su Dievo sūnumi, Dievo siųstuoju. Taigi šio dvasinio aklumo akivaizdoje Jėzus skelbia skirtumą tarp materialios, nykstančios duonos ir duonos, kuri lieka amžinajam gyvenimui. Tai byloja 27 eilutė. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Taigi Jėzus kviečia žmonės įveikti siaurą akiratį, kuriame jie gyvena, ir pereiti į tikėjimo, į dvasios akiratį, kuris yra Dievo meilės išsiliejimas per Dievo sūnų, kurį jisai atsiuntė mums į pasaulį. Taigi ir į šį santykį, šią patirtį mus gali vesti Dievo sūnus, asmuo, Kristus. Nes jis turi antspaudą, kuris yra dvasia ir dieviškasis meilės dinamizmas, dieviškosios meilės išsiliejimas.
Taigi ir tada Jėzaus pašnekovai klausė, ką turime daryti, kad darytume Dievo darbus. Tai bylojo 28 eilutė. Kitaip tariant, vėl akcentuojamasi į išorinį veiksmą, apčiuopiamą materialistinį veiksmą. Ir tarsi, ką aš turiu padaryti, kad tik laimėčiau išganymą, ką turiu padaryti ir padaryti ir padaryti. Tokia didelė pagunda ir mums šių dienų visuomenėje. Numesiu, padarysiu, paaukosiu, turėsiu dangų. Ne, reikia gyvo susitikimo, kuris perkeičia gyvenimą, kuris perkeičia širdį. Taigi ir vėl įvyksta nesusipratimas. Minia galvoja, kad Dievas tik reikalauja apčiuopiamumo, ar ne, kažko naujo, tarnauti, pavergti, turėti savo valdžioje ir laikytis kabutėse dieviško plano, kuris pavergia. Tačiau reikia atlikti tik vieną darbą, kurį mums ir atskleidžia. Tikėkite tą, kurį Jis siuntė. Tikėti tą, kuris siuntė, kuris gali ateiti į mano istoriją, kuris trokšta ateiti į mano istoriją, aš te turiu tik įsileisti. Viešpatie Jėzų Kristau, štai aš esu prieš tave su visu tikėjimu, kuris yra šventosios dvasios dovana mano istorijoje ir mano gyvenime, kurią aš gavau ir kiekvienas iš mūsų gavome per krikštą. Viešpatie, atveriu tau tas tikėjimo kerteles, kurios yra silpniausios mano istorijoje, kurios buvo silpniausios ir dabar yra silpniausios. Viešpatie, aš atveriu tau savo tikėjimo supratimą, kuris orientuotas į daiktus, pirmenybę teikiant sakramentalijoms, pirmenybę teikiant užsitarnavimui. Viešpatie, juk tikrasis darbas tai yra tikėti tavimi, tavo meilės planu ir tavo iš meilės siųstu mums Jėzumi Kristu. Viešpatie, štai aš prieš tave, ateik, įsikurk, gyvenk ir viešpatauk. Viešpatie Jėzau Kristau, pasitikiu tavimi, viskas tau. Amen. Būkite palaiminti ir gražios jums maldos su šiuo tekstu iš Jono Evangelijos 6 skyriaus nuo 22 eilutės iki 29 imtinai. Sudie.